Labas rytas, apštalytės. Džiaugsmingai pranešu, kad išsimiegojau ir mano nuotaika yra šiek tiek, geresnė. Zaros, man atrodo, irgi nuotaika geresnė. Pas mus prie namų rūkas toks, kad žinokit, matot šešėlios. Visme, keliasdešimt metrų ir viskas. Tai turim žiūrėti atidžiai, kur einam. Va. Taip, išsimiegojau, žinokit, ženkliai geriau, man turbūt gal net tas melatoninas padėjo tą nepertraukiamą miego tokio gauti. Tai viskas visai liuks. Pasivaikštom, gersim kavą, eisim dirbti ir žiūrėsim, kas čia toliau šiandien įvyks. Nuotaika tokia, sakykime, geresnė, aš jau neatsistačius, bet vis tiek jau yra geriau negu buvo vakar. Tai tuo ir reikia džiaugtis. Va. Kaip matėt, vakar buvom su Zara prie eglučių. Čia kaimyniniam rajone, tai, žodžiu, turiu tokių mažulyčių eglyčių prisisodinę. Ir jas paprašė šiemet, tai buvo labai gražu. Ir Zara būtinai ėjo patikrinti, ar gražų žaisliukai. Tai va. Tai tokie takeliukai. Vėsoka, kadangi, kaip sakau, labai rūkas, tai labai drėgmė didelė ir labai ranka šala. O aš kai su tom pirštam, tokiam pirštiniam, tai jie šala. Tai va, einam prasvyti ratuką ir žiūrėsim, kas ten bus. Tai va, prisijungiau truputėlį vėliau. Smegenys veikia pilnu pajėgumu, žinau, kad jau net skauda. Žodžiu, labai uoliai dirbu ir labai daug. Išėjom su Zara pasiimti siuntos, nes gavau pranešimą, kad viena siūlų siunta, kuri yra ne Klaipėdoj, žodžiu, pasiekė paštomatą ir galiu eiti pasiimti. Tai va, tai tą ir padarysim. O paskui eisim dar padirbti, kavos išgerti. Susitvarkyti, žodžiu, išlaižyti savo testus ir vakaruosim kažkaip. Tai va, trumpas planas toks. Einam vykdyti. Štai, siunta pas mane. Tai čia pagal mane turi būti žydras. Žydras. Na jau matau, bėga. Žodžiu, reikėjo man išsiaiškinti su šurim santykis. Žodžiu, čia turi būti kupranugaris su vilna. Tai va, 400 gramų, man atrodo, ir dar nežinau, ką mėgsim. Kažką gražaus. Šiaip reikės pasiskaičiuoti dar kartelį metrus. Gal net mano tai žydras testinis megztinis išeis. Nors žydram megztinio šiaip kitus filus nužiūrėjau, tie, kur iš Klaipėdos dabar važiuoja. Turėtų pravažiuoti. Tai va, mašinų kaip visada daug, tai tikiuosi girdžiuosi pakankamai gerai. Kai susitvarkysiu ir visus darbus užbaigsiu, eisim atsidaryti kalendorių, nes jau jos nusipelnius. Ir va, tokie keliukai, žodžiu, labai džiaugiuosi silais, kad bent jie jau atkeliavo pas mane, nežinau, kur jas dėsiu, bet kažkur. Aš jau vakar nepasakojau. Karts nuo karto aš nueinu į tokį puslapį Young Pond, siūlų prūdas, jeigu jau lietuviškai. Ir tame puslapyje įvairios mezgėjos, mezgimo dizainerės skelbia tuos testus. Tai aš, kai pasakoju, kad užsirašiau vieną ar kitą testą, tikrai neretai tie testai atvažiuoja iš to puslapio. Ir jūs turbūt jau nujaučiate. Nes aš irgi nujaučiu, kad aš vakar pasubmitinau. Žodžiu, pasisiūliau patestuoti liemenę. Liemenė iki kovo mėnesio, aš pasiėmiau antrą dydį, taip kad man tiktų. Ir, žodžiu, jinai nebus labai didelė, tuo labiau, sakau, testas iki kovo mėnesio. Ir gal mane netyčia priėmė jau. Tai va, ryte gavau pranešimą, kad buvau priimta. Gavau aprašymą. Ir va, po naujų metų kipsim į atlapus naujiem mezginiam, naujiem testam ir aš pastebėjau. Pernai mano pirmas mezginys buvo sample, tas pavyzdinis mezginys astai. Tai visą likusį sezoną aš taip ir mezgiau. Ne tai, kad visą laiką, bet nemažai mezginių, kurie buvo kitiems ne man. Tai jeigu aš juos ateinančius metus pradėsiu su testais, tai taip ir testuosiu turbūt visus metus.
Bet man patinka, jeigu ypač tai bus mezginiai man, tai aš manau bus labai smagu. Va. Pridusau bešnekėdama, matot, žandai raudoni. Mano pirštinės, Šazaros pirštinės yra. Irgi tokios jau. Na, šiaip jos ne pačios švariausios nuo nekurio vedžiojimo jau, tai reiks ir šitas išsiplaut. Ir va. Tai mes jau pasiekėm beveik namus. Jūs galit matyti, va, toks rūkas. Aš pradėjau šnekėti tada, kai maždaug buvau ten, kur rūkas prasideda. Tai va, tai per 2 minutės lėto ėjimo. Išėjau už rūko zonos, bet, žodžiu, rūko sočiai. Gerai, kad man nereikia niekur vairuoti šiandien ir tikiuosi šeštadienį, kai reikės vairuoti. Niekur nebebus jau to rūko, nieko nebebus, bus saulėta graži diena. Tai šventas naivume. Tai tokie takeliai, einu gaudyti Zaros. Eisim namo, Zarą paėst, aš kavos ir padirbti. Ir pasimatysim prie kalendoriaus vakare. Iki. Tai sveikas, vėl prisijungiau. Pasirodyt, kaip atrodo adventai ir, žodžiu, parodyt siūlus, kuriuos persinešiau. Jie va čia va. Dar net nepraplėšti, žinokit. Tai va, tai pradedam nuo adventų, kad visos magijos būtų išsklaidytos. Vakarykštės spalvos liko man dar tiek, bet čia 2 eilutės geriausiu atveju. Kol kas viskas atrodo va taip, viskas taip tamsėja su ta mėlyna. Bet kaip sakiau, kaip pridėjau šitą tamsę, šitą žalia, žydra tiksliau, kuri prieš tai buvo labai išsišokus, jinai buvo prigesinta tvarkingai. Tai viskas kaip ir vėl ok, štai kaip atrodo va, po truputėlį tos visos spalvos. Tokia, ui, žymekė, čia tik žymeklis. Žodžiu, taip, padarom kitaip. Va, kaip atrodo visos spalvos. Šiek tiek praskleistos, man asmeniškai labai gražu. Ir tada 18 diena šiandien žiūrim, kas eina toliau. Aš žinau, kad tikrai kažkas toliau su mėlynais dar, bet tokia mėlyna, bet tokia truputį žalia, truputį pilka lygtais. Tai va, šitaip ir tada bandysim per šiandien kažką tai sumegzt. Kalėdinė dovana nepajudėjo, nes aš visą dieną labai dirbau, bet pasidariau gigantišką darbą. Dėl to aš be galo džiaugiuosi ir tai, kad truputį nepamezgiau, man, žinokit, 0 emocijų. Savaitgalį ketinu pabandyti iškrakmolyti servetėlę, tai kas norėsit pamatyti, kas šiaip sekat, tai aš manau, mes savaitgaliui pasidarom šitą reikalą, nes reikės ten virt, krakmalą, žodžiu, visokių reikalų. Tai pasiliekam tai kitai dienai. Saldainis. Saldainis už 18 dieną. Nu, pasižiūrim, bus man ar mano vyrui. Pirmas randam 18 dieną. 18. Eglutė. Ir saldainis man. Štai, širdelė. Tai vadinasi man. Vyras gauna tik tai šios mini. Net nežinau, ar dar bus, bet kol kas man. Tai labai gerai. Ir tada paskutinė dovanėlė. Iš tokių, kur kasdien, tai advent, šitas kalendorius, 19. O, žiūrėkit, 18 vėl labai didelė dėžė. Hydra Plus Ample Serum Deeply Hydrated Skin Within 7 Days. Ir 7 ampulės vienai savaitėjai. Kartu how to use. Aha. Sukratyt iš... Žodžiu, ant veido. Veido, dekoltė zonai tinka. Va, tokios ampulės. Šiauri gerai. Turbūt šitaip. Taip. Daro viskas va taip. Ir specialus yra toksai va, kaip dozatorius, kad žodžiu, nulaužti tą ampulytę ir turtą išsikrapštyti. Tai štai, labai faina dovanėlė, pavadinkime. Užsidarom. Ir reikės paskaityti, ar čia kasdien naudot, ar ne kasdien. Tai labai liuks. Va,
tada išpakuojam siūlų. Klausimas, vos nepamiršau. Visi adventiniai reikalai čia, kaip sakiau, mane po truputėlį išmušinėja iš vėžių. Štai mano į puodas. Jisai, žinokit, gyvena kartu su visais adventukais maiše. Tai. Žiūrim. Taip. Takai, siūlolikė. Taip, kur dažniausiai pirki siūlus? Tai dažniausiai pirku siūlus internetu. Vis tik tais, kad ir kaip atrodytų apmaudukai prie manęs yra, ne tai, kad prie manęs, bet tikrai patogiu atstumu ir patogiai pasiekiama. Šalia manęs yra saulės siūlas. Šiaip nuvažiuoju pas juos. Tikrai nuvažiuoju, man smagu pačiupinėti tiesiog tos siūlus. Kartais netyčia kas nors dar įkrenta į maišelį. Bet dažniau užsakinėju internetu, man atrodo. Dabar irgi šiaip parduotuvė yra ne per toliausiai nuo manęs, bet ten reikia susitarti iš anksto dėl vizito. Tai, žinokit, per visus rūpesčius aš jau nebesirūpinau ir tiesiog užsisakiau internetu. Kai dažniau važinėdavau į Kauną, tai dar aplankydavau mezgimo zoną. Mezgimo manijos parduotuvę. Jau pavargau. Žodžiu, aplankydavau tą parduotuvę Kaune Šilainiuose. Ir čia turbūt pagrindinės mano 3 vietos, kur tai 2 gyvai, viena internetu. Ir visos likę parduotuvės, žinokit, yra tik internetu, kada pamatau kokių akcijų, arba kai atsiranda poreikis iš kažkur jau užsisakyti pirkti. Tai vis tiek prioritetas yra internetui. Tai va, tokie pakeliai. Ir dabar tada žiūrim, kaip atrodo šitas siūlas. Skylutė. O, dar maišelis. Nu, labai gerai. Sąskaita. Su kuponu, žodžiu, čia visą. Čia tik tai maišelis. Aš įsitikinau, kad netyčia. Panas nebus. Ir taip, kaip sakiau. Va, kupranugario. Taip švelnu. Tai ką mes čia ėmėm? 30% kupranugario vilna, 70 merino superfine. Tai... Taip. Ir ant konuso ten vidui parašyta tas pats. 400 gramų. Tai siūlas... Kaip čia dabar parodyti? Va tokio storio. 100 gramų. Čia yra 400 gramų ir man atrodo, čia yra 100 gramų 300 metrų. 330 metrų. Pilkai melsva spalva. Žinokit, tikrai tokia ir atrodo. Nežinau, kodėl įsivaizdavau, kad kažką žydrą užsisakiau, bet matyt, tuo ir apsiribojau. Taip. Tai žinokit, man labai patinka. Tokia džinsinė spalva, sakyčiau. Liks dabar man pasižiūrėti, ar šitas tinka, arba dvigubas galbūt jisai tinka mano šitam projektui, kuris vadinasi Hidden Grace kardiganas. O jeigu ne, tai mes tikrai galėsim panaudoti liemeniai arba kažkiam kitam projektui. 400 gramų man pilnai užtenka megztinį nusimegzti. Tai va. Žodžiu, tiek. Labai fainas siūlas, labai gerai atrodo. Ir dabar atsisveikinsiu, einu valgyt, einu apsitvarkyti truputėlį ir žiūrėsim, reikia pamegzti truputėlį ir apraminti nervus. Ne nervus, labiau apraminti smegenis, nes po darbo, žinokit, vyria kaip turi būti. Tai va, viskas. Rytoj paskutinė mano darbo diena prieš atostogas, o paskui čilas. Žinokit, laukiu, nemoku apsakyti. Tai va, šiandien einu pailsėti, kad rytoj galėčiau pavaryti ir tada pašnekėsim dar vėliau gal. Iki. Na štai, mūsų vakarinis prisijungimas. Zara rodo kelią, kur reikia eiti, o aš einu. Tai ką, atsidarėm kalendorius. Žinokit, dar nieko nepamesgiau.
Po to, kai atsidarėm, reikėjo truputėlį padėti vakarienę paruošti, kol pavalgėm. Truputėlį netikėtų svečių buvo. Ir va, ir žodžiu, svečiai išėjo, mes susitvarkėm. Ir išėjome į lauką, viskas. Tai tiek pas mus žinių. Einam savo mažąjį ratukėlį. Ir viskas, ir vakarosim su mezginiu. Tai turbūt tiek.